Kol kas pasiekėm 3 pergalės. Iš 4 žaistų pralaimėjom labai stipriam varžovui. Patys nežaidėm taip, kaip turėjome. Manau, kad neblogai. Portugalijos rinktinė, trumpai komentaras apie tą komandą. Jie pateko po atkrintamųjų. Jeigu taip labai trumpai, tai yra daug vyresnių žaidėjų. Amžiaus vidurkis ten siekia, nežinau, virš 30 ar kažkiek tai. Ir ko gero yra silpniausia komanda mūsų grupėje. Tačiau reikia gerbti ir vertinti kiekvieną varžovą. Todėl, kad jie patyrė, jie turi daug gerų metikų. Ir jeigu išeiti nenusiteikus, tai gali būti visokių problemų. Nedera elgtis ypač su savo draugu, kuris padeda, bet konfliktas išspręstas. Dėl ko ten taip atsitiko treneris? Nesikoncentruokim į tai, kas nereikšminga yra. Tai buvo toks, jisai mane puolė raminti, aš buvau įsiutęs ir kas man papuolė tuo momentu po ranką. Bet tai yra mano nesivaldymas, tai yra negerai. Aš pažadu daugiau taip nedaryti. Bet jūs retai pamatysi įsiutus, ar ne? Jūs mane retai matėte. Portugalų treneris galvoja, kad šiandien lietuviai visgi ir tą pyktį išlies ant jų. Aš labai norėčiau, kad mes tokie būtume. Mūsų užduotis, mano užduotis yra, kad mes būtume pikti. Nes neslėpsiu ir visi žino, kad šitos bus sunkiausios motyvacija šiuose rungtynėse, kaip pasakyti. Motyvuoti vyrus, prisiversti, žaisti ir dirbti pilną jėgą. Bet aš manau tai, kad mes žaidžiame Lietuvoje, tai, kad mes vakar pralaimėjome ir mes pusę rungtynių, sakysim, atrodėm bejėgiškai, mums turi priduoti to pykčio ir tų, kaip pasakyti, papildomos energijos, motyvacijos. Pirmas 4 rungtynės Rimantas Kaukėnas atrodė solidžiai skirtingai negu pasirengimo etape. Kaip jis jam padėjo, kad jis jaustis tvirčiau su žmonais? Nėra čia mano kažkokio tai nuopelno, Rimas yra patyręs žaidėjas, yra tiesiog atėjo laikas ir aš žinojau ir aš pasitikėjau ir pasitikiu juo ir kitais žaidėjais ir aš žinojau, kad jisai duos mums tą rezultatą. Aš tik tai jam vieną tokį patarimą sakiau, kad tu nusiramink ir neforsuok, jisai labai pergyvena, žmogus išgyvena, kada nesiseka. Ir kartais tas didelis noras sužaisti labai gerai, kartais pamaišo. Ir tiesiog sakiau, kad pradėk nuo paprastų dalykų, ką aš manau, ką jisai darė ir tada pradėjau daryti tiesiog žaisti ir žaisti tai, ką jisai geriausiai moka, jam puikiai sekasi. Aš to džiaugiuosi. Nediferencijuosiu ir nesileisiu į tą, todėl kad mes visi jautriai reaguojame. Aš noriu, kad mes būtume vienas kūnas.